Darbai padaryti. Daug maž jau galima ir į kelionę. Išvažiuojam. O šitie draugai lieka namie. Ot, užbaigta iki, nuo kampo ten iki kampo. Dar liko 2 sienos, ta ir ana pamata. Dabar biškį pakeliausime. Žiūrėjom į Estiją, Hijumo salą. Visą apvažiuosim. Dabar keliauk į saulės pusę, nes visą apgaubė migla. Čia vidudienį tyla, nebegera, nebemiela. Keliauk, nes nuo miglos uždūsi. Anapus mėnesio naktis, neatsisuk, gali apakti. Mėnuo apglėbęs laiko naktys trokšta, bet negali degti. Kai buvo tamsoje, taip liks. Kai buvo tamsoje, taip žemė žodžio ir šviesos labai šį rytą pasilgus. Migloj sušnarpės vilgos, jau nužydėję sausos pilkos. Negyvas tai nebealsuos, negyvos tai Pirmas sustojimas. Sninga spygliais. Sninga spygliais, jo, spygliais. Sustojam šito Anykščiuose, prieš Anykščius, prieš pat. Einam, nueisim į tualetą, būdelę, kad neužint savo. Pataupysim. Neužteršti. Neužteršti. Miške tai gal. Tai va, dabar pagersim kavos. Fu, kiek čia mes pravažiavom kilometrų. 100 turbūt. Nu, iki Anykščių 100, man atrodo. Pagersim kavos ir važiuosim toliau. Ir tada jau užvažiuosim pas mamą ir tada jau bus didysis už Biržų stojimas prieš sieną, nes reikės viskas sustojimo. Jo, dabar be sustojimo į Vabalinkę sustosim ten 15-20 minučių ir tada jau jo Biržuose tik tai. Reikės tada viską susitvarkyti, internetus pasijungt tarptautinius. Taip. Oi, nugara pavargo sėdėti.
Kaip gera miške. Koks grynas oras. Ir diena tokia fantastika, saulutė, debesėliai. O, einu. Tualetinis popierius yra? Pakuoti su vaizdu į gamtą. Nieko savo. Viskas Gerai. pabrango. Aš sakau, jūs man pasakykit, už 80 metų, kiek žmonės, tokio amžiaus žmonės važinėja transportu? Retai. Kam reikia, ar į kapinės nuvažiuoti, ar kur nors pas vaikus? Nu, 2-3 kartus metuose, daugiau, nu kaip aš, tai mažai važinėjau. Aš net 2,90 turbūt neišvažinėjau, o 10 tai tuo labiau. Nežinau, Nieko sakau, reikia sau. specialiai atsisėsti važinėti. Nu kaip pabrango, viskas tiesiog pabrango. Jo. Paskiau kirpimą. Aš jau pernai kirpausi, tai užmokėjau 12 eurų. Šiemet nuėjau, nusikirpau 20 eurų. Nu, tu 20. Aš irgi 20 mokėjau. Tai kaip, nu tiesiog aš nežinau. Viskas, kas čia dar, nu, ką ten O aš nieko nemoku už kirpimą. Jau 35 metus nemoku absoliučiai. Kažkas tave nemokamai kerpu, dabar aš imsiu irgi 20 eurų. Aš galiu ir pats nusikirpti. Vieną kartą bandžiau nusikirpti pats plaukus. Taip kreivai. Netgi privatininkai šitie rūpožiai, aš visą laiką atvažiuoja, ketvirtadienį atvažiuoja tenais autobusiukas, nu tenai duona savo naminę, to ten visokius, žinai, pyragaičius, nu ten tokie miltinius pardavinėja. Ir atveža tokie dideli, bet plonyčiai tokie šitą barankytės, bet jos didelės tokios, labai skanios, sausos, tokios traškios, aš visada imdavau. O pradžioj buvo ten, aš nežinau, kiek maišas, gal kokie 200 gramų ar pusę kilogramo. Ir tas jos lengvas labai. Tai mokėjau 2 eurai. Paskiau praėjo gal koksai keli mėnesiai, jau padarė 2,50. Nu ir aš vieną kartą nuėjau pernai dar. Ėjau pasivaikščioti, kam man galvoju, tada aš jį paėmiau 2,50. Kaip tik ketvirtadienis ateinu, sakau, o man šitų barankyčių. Ir jisai žiūri mane, sako, 3 eurai. Aš sakau, kaip 3? Aš tik 2,50 atsinešiau, kaip visada buvo. Jis sako, dabar 3. Nu, davė, kad aš atnešiu. Tai aš grįžau namo, paėmiau 50 centų, tada nešiau, atidaviau 3 eurai. A nepasakė, kad tu, kada atnešėjai 50 centų, jis jau pasakytų 3,50. Dar kartą. Tai aš, o šį ketvirtadienį nuėjau, trečiadienį, dabar jie trečiadienį jau pardavinėja. Nuėjau, žinai, irgi pasiruošiau, jau galvojau, jau 3,20. Jūs jau sakau, kiekvieno atvažiavimo jau pradėjot branginti. Anksčiau tai sakau, nors pusmetį kažkur, dabar jau kiek atvažiuoja savaitę vieną kartą jau. Nu patys žmonės kartais patys kelia kainas, galvoja, kad čia visur kyla. Niekas taip nekyla smarkiai. Šioj vietoje. Valstybė taigi nekelia taip, pavyzdžiui, kažkokie įkainiai už dujas, elektrą, tai kas metus keičia ten. Tik tai. Tai žinai, kad jūs neklausėte šitą komentarą, ta laida buvo. Tai pasirodo, netgi pieno produktus išveža į Lenkiją, ten jie apdirba ir čia jau gatavą produktą paduoda į Lietuvą. Iš Lietuvos pieno. Lietuva jau nebesugaba apdirbti. Aš nesu, net Ten turiu pigiau. aparatūros tam apdirbti. Taigi gamyklos stovi. Kiek pelno tada Lenkai turi. Ir pradėjo, supranti, iš vis ūkis tas Lietuvos pradėjo gyvulius pardavinėti Lenkam. Lenkai supirkinėja ištisai karves iš Lietuvos. Te gyvuoja Lenkija. Lietuva bankrotas. Nieko savo. Reikės Vilniui pasiprašyti, padaryti Vilno ir pasiprašyti jų globą. Jo. 90 pakartosi metus. Ten buvo į Lenkus tas sukilimas. Tu žinai, jeigu jie paims Lvovą, gali pretenduoti ir į Vilnius kraštą. Ir gali, žinai, Rusija nesipriešinti, sakys, kad mes padovanojom Vilniaus kraštą. Dokumentų nėra. Nėra? Nėra. Iš Lenkų paėmė. Kokių dokumentų? Kad Lietuvai priklauso Vilnius ir Klaipėda. Nepasirašė. Nėra? Tai jums ir atsimti. Gali atsimti laisvai, bet kas. Ir vokiečiai gali atsimti. Tai iš vis nėra šito dokumentų ir kad Lietuva išėjus iš Tarybų Sąjungos. Nėra. Irgi oficialiai nėra. Kaip spirsubinė, tai atgal parlėksim. No. Plaukia į tolį
laivai kyla lėktuvai lengvai, pajūriu skrendu su tavim kartu, tik jaunystę savo nerandu. Pajūriu skrendu su tavim kartu, tik jaunystę savo nerandu. Laukia jau nuotykiai mus ir traukinys neramus, ūkiai iš toli, kad manam kely vėl lydės vaizdai mieli. Ūkiai iš toli, kad manam kely vėl lydės vaizdai mieli. Saulėta diena, lūkesčio pilna, su kurį keliu mūdu žmonės laisvomis širdį, tikintys savim ir vilioja mus tik kelionės. Viso mieloji skrendu, aš jau ne vienas mes du, rožinė naktis ir flamingai trys supas ant bangų kaip viltis. Rožinė naktis ir flamingai trys supas ant bangų kaip viltis. Čia toks siauras pravažiavimas, dėl to viršijate leistiną greitį. Į centrą mes važiuojam. Žiūrėk, čia P kažkokia yra. Dirbsim? Stojam? Stojam. Jeigu dirbsim, stojam. Nelaukstam. A ką čia, fotografuoti negalima, dronus negalima? Net nedarysim. Mes nefilmuosim. Dronų neturim. Pasižiūrėsime. Pas mus ir siurblys yra. Biški dulkių priejo. Per žvyrą važiavome nedaug ten kilometrų tų visai. Tai ten yra kur kriauklė, aš ten guma matys susidėvėjo. Aš Nehermetiškai. nehermetiškai ir biški dulkės ėjo taip. Ant akinių nesisisk. Matau. Įsisiurbėm. Vis tiek sustojam pavakarieniaut prie miesto Kėgums. Nu, turbūt įvažiavom jau čia, persikėlėm per Daugavą ir, reiškia, miestas tas bus. Tai va, dabar pavalgysime ant greičio ir lekim toliau jo. Dumsim toliau. Vėjas koksai. Sustojam čia, tuoj kelsimės, per tą dambą važiuosim. Jo. O, kaip pasirinko mūsų. Subėgo greit. Mūsų? Gale? Kur tu matai? Ai, va čia. Matai, dvi mašinas.
Čia gal greitai, po kelias minutės tik tai bėga. Labai man ten raudona, man atrodo, bėga. Nu, turbūt. Ar ten mum raudonas skaitosi? Ar ten jiem jau? Nu, dar važiuoja, žiūrėk vis. Tik dar pastovėti. Nu, turbūt tinka. Ir duosi šitą, tuoj pravažiuosime. Duosi va tą man, parų banką. Kokios bangos. Aha, kaip jūrai. Nu, Didelė upė ta Daugava. Daugava. Jo, bangelis čia. Reikalo. Čia apsiverstum su kanoja. Nelyščiau, kad ten jūra. Viršijate leistiną greitį. Kodėl jie nepadarė dvi juostas plačiau, kad nereikėtų keisti iš karto? Galėgi padaryti. Viena bažnytėlė panašios formos kaip ir špilius, kaip ir kita вам реки. Через 300 метров держитесь немного левее. Держитесь немного левее. Veikals. Kur mes čia? Ai, ten. Kaip čia rodo kelią, čia įrodo. Sigulda, va čia. 3-4. Ai, surūdyjusi. Nebeveikia. Gal nebeveikianti, aišku. Viršijate leistiną greitį. Taip, mes skubam. Va, žiūrėk. Aha. Kažkokia pilis, muziejus gal koks. Dabar. Nu jo, čia kalnynas geras. Svarbiausia, kad nepasiklydom. Viršijate leistiną greitį. Tiltas siauras toks. A čia kokia upė? Neperskaičiau. Gauja. Gauja. Va, mes ją parvažiavom ir jau greitai bus tas pastelis. Siaurutė, jinai. Čia visur žiūri 30. Mes įpratę važiuojam 50 kaip miestą. Čia visi važiuoja. Kam tas 30? Vat prie ko čia 30? Va šitas kelias, kodėl ne 50? Tipo nacionalinis parkas. Ai, kiekvienas klėdi savaip. Aha. Važiuojam 65 normaliai, be jokios, o dabar jau 50 persijungia. Štai mes ir atvažiavome. Vat ką tik prieš minutės 3-4 į, kaip tas vadinasi, miestelis Ainažė, atrodo. Ainažė, prie jūros. Čia, nu, netoli pasienio, nuo Estijos gal 5 km pasienis jau čia bus. Čia jūra už, nežinau, kiek 100 metrų ar 200, kiek čia iki jos. Nu, girdisi ošimas. Reikės nueiti. Dabar tamsu, nieko nesimato, rytoj ryte. Nueisim, pažiūrėsim dabar.
Kiek čia valandų? O, kilintą mes atvažiavom pasižiūrėti. Pasižiūrėti. Va, laikrodį kažkur turi. Na, aš ten padėjęs čia kažkur numetęs. Bet 20-10. O, be 20-10. Tai dabar arbatos pagersim, jau vakariniavom. Nu, pietavom ten anksčiau. Kažką tai 6. susijaušiam. Sausainiais, arbatas su sausainiais ir filmą pažiūrėsim. Va taip, ir sėsimės. Fu. Košmaras. Kiek čia kilometrų mes padarėm, nežinau. 450 kažkas tai. Nuo namų. Nu, maždaug taip jau kažkas. 450 ir dar virš 100 turbūt liko. Nu, viena žodžiu, kažkas 600 nu, ten gaunasi. Žiūrėjau. Jo, biškį penelė. Lietuvą pravažiavom nemokamais keliais. Be jokio žvyro, visur asfaltas. Dar suradom. Ir Latvija žvyro buvo gal 20 km, jo? Visa kita asfaltas, liuks. Nu, bet to žvyro, tai viskas, tai kaip išpurti lovą dar. Žvyras geras, ten važiavom kokie 70, apie 60-70 jau, buvo ir 80 net žvyro, tai ten dulkės ojai. Reikia. Ir čia yra biškiai apdulkėjo, nu tai pasivalėm, pasisiurbėm. Gerai. Estijoje atsistosim grinai. Ir polisiaut, tai tada viską apsivalysim. Atvažiavom, ne, polisiautų tvarkyti namuką. Tvarkyti namuką. Nu, apsivalysim dulkės visur, visos pintutės užneštos greitai. Jo, einam paimsime, jeigu reikia. Nieko nereikia iš mašinos, aš reikia. užrakinsiu paskui ją. O ką mums pasimti reikia? Nu, va, mūsų arbatėlė. Sumuštiniai kokie, sūris, dešra, naminė. Sausainiai. Čia kas pas mums duona. Sausainiai ištrauk. Reiškiasi, laukia šilta. 20 laipsnių. Dabar kiek jau 10? 20 laipsnių šilumos. Tai čia gerai. Prie jūros kažkaip šilčiau atrodo. Semkių mes. Semkių. Nu, žiūrėsim toj filmą. Šilkinsim. Saulėgrąžas jo valgysim. Ir spjaudysim ant kailimo. Ne, nespjaudysim. Nereikia spjaudyti. Tai va.